Esu Naujosios Akmenės miesto seniūnas Rimvydas Juozapavičius. Simboliškai šiais metais kaip tik tai stovam prie kalėdinės eglutės ir norim pasidžiaugti visais metais, kas yra papuošta, kas paruošta ir pristatyti visuomeniai Naujosios Akmenės miestą ir mieste atliktus darbus. Priešais kaip tik mane yra 4 nuostabus herbai, kurie yra įprasminti mūsų draugystės su Latvijos, tai Dobelės mieste, su Konino, Lenkijos, Bogalto, Vokietija ir su Sakartvelo Restavai. Eilę metų savivaldybė bendrauja ir draugauja su šiais miestais, keičiasi delegacijom ir labai smagiai pavyko šiais metais įprasminti tą draugystę įamžinus jų herbus L. Petravičiaus aikštėje. Naujoj Akmenėj pats pirmasis žiedas, kuris jau vieną dizainą pragyveno jisai, bet šiais metais buvo atnaujinta ir apsodinta naujais augalais. Laukiame vasaros, kada atsiskleis visu savo pilnu gražumu. Labai džiaugiamės, kad Akmenės rajono savivaldybės administracija pagelbė ir kiekvienais metais vaikų pasaulis, atsiranda naujais įrenginiai ir vaikai gali džiaugtis mūsų mieste įvairiais žaidimais. Metų eigoje seniūnija stengiasi paremontuoti, padažyti jau anksčiau įrengtus įrenginius. Nu, šiais metais net 2 nauji įrenginiai, štai prie vieno aš jų stoviu. Ir už nugaros man dar vienas įrenginys yra su minkštom dangom, vaikam saugiai, kad galėtų išlieti energijos perteklį. Vaikų pasaulis šiemet sužibo gražiom šviesom. Vietinių ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjos Rasos Stonienės dėka, jos energijos ir entuziazmo sušvito gražiausiam, nuostabiausiam spalvom. Taip pat noriu padėkoti uždarą akciniai bendroviai Naujosios Akmenės komunalininkas ir Akmenės vandenys. Šios organizacijos ir jų vyrai ir moteris labai stipriai prisidėjo, kad mūsų Naujosios Akmenės miestas įgautų dar daugiau šviesos ir jame būtų dar daugiau smagiau gyventi. Na, už mano nugaros stovi stebuklinga eglė. Karts nuo karto prie šitos eglės vyksta stebuklai. Atsiranda saldainiai, obuoliai ir turim tokį stebuklą vaikų pasaulyje. Jau tradicija tapo, kad kuomet alėjai nuo kultūros centro iki miesto stadiono yra puošiama eglučių, jų apie 40 kiekvienais metais. Na ir džiaugiamės, kad žmonės turi tiek entuziazmo, idėjas autorė. Tikrai didžiulis ačiū bendrojo skyriaus vedėja Audronė Prišmontienė sumastė, prie to pačio kviečiu ir kitais metais, manau, kad tradicijos laikysimės. Tai 40 eglučių. Toj pačioj alėjai šiais metais teko padaryti visą teritoriją pačiais mažesniais akmenukais, nes ne visas jaunimas mūsų turtas augo. Su šitais didesniais akmenukais paprasčiausiai pradėjo gadinti aplinką ir daužyti. Tai vat su mažesniais turėsim mažiau bėdų. Stovim prie kultūros centro sodinto ąžuoliuką. Tikimės, kad jisai gerai prigijo, išgyvens. Na ir daug kartų liudys apie tai, kad ąžuoliukas pasodintas 24 metais, minint Lietuvos dainų šventės 100-metį. Ties Gedimino gatve ir vandens telkinio Rasa parko gražiai įprasminta yra želdynai. Ir vykdant projektą buvo susidinta labai daug augalų, kurie tik pirmi metai, laukiam pavasario, laukiam žiedų, kuomet visa šita erdvė sužaliuos. Šitas parkas turi pasakos motyvais, augalais susodinti. Eglė Žalčių karalienė. Mes pažinsim pagal augalus pasakos motyvus veikėjus. Einu tarp 20 sakurų, kurios pasodintos birželio mėnesį. Tai simbolizuoja savivaldybės draugystę su Japonijos Mukavos miestu. Na ir žinoma, laukiam, ko mes laukiam. Pavasario, laukiam žiedų gražių.
Tai nereikės ne tik į Japoniją važiuoti, net ir į Vilnių nereikės važiuoti. Mes čia turėsim Naujoje Akmenėje įprasminantį draugystę. Tai lipu žiūrovų tribūnės šiais metais saugiau, nes praėjo eilę metų ir gamta daro savo darbus, kartais ir blogus darbus. Įsikraipė laiptai, tai užimtumo programos dėka mes remontavom laiptus, remontavom tribūnas žiūrovų, ruošiamės 75 metai Naujoje Akmenėje šiais metais buvo, kas dalyvavo eisenai arba bent jau šalia eisenas, matė tūkstantinę eiseną. Iš tikrųjų įspūdingas įvykis, įspūdinga buvo šventė, geros emocijos, geri prisiminimai. Tas pats remontuotinas yra skate parkas jaunimo, taip pat apie kokį 10 metų, kadangi medinė konstrukcija, tai tenka remontuoti. Šiais metais taip pat tą darbą ir darėm. Tai stoju šalia dviejų pavėsinių, vieną priešais matom čia, o čia šalimais. Na ir visai naujai įrengta, vykdant projektą jaunimo parko jautesnės aplinkos sukūrimą. Pavasarį pastatysim suolus, pavasarį bus šašlykinės. Su draugais galės ateiti, įsikepti šašlikų, dešrelių, pabendrauti, pakalbėti. Mūsų jaunimo parkas bus dar jautesnis ir gražesnis. Atsirado dar vienas statinys, viešasis tualetas, tačiau veikia pusę metų ir tenka apgailestauti, kad šiais metais kol kas uždarėm žiemos sezono metui, bus atviras pavasarį. Na, o vasarą šitas tualetas veikia ir gali naudotis miesto gyventojai. Esam Stipirčių kapinėse, kolumbariumo aikštelėse. Šiais metais naują aikštelę padarėm. Šalimais trečią kolumbariumą, kuris dėja labai greitai pildosi. Laukiam galimybės, kada atsiras jau 4. kolumbariumas. Na, taip pat šiemet Stipirčių kapinėse išgenėjom gražiai medžius, perdažėm esamus suolus. Stipirčių kapinėse sugrįžo tualetas, suremontuotas, sutvarkytas po vandalo nusiaubimo. Tiesa, šitas tualetas veikia ištisus metus. Įrengėm taką, kad būtų patogu privažiuoti aptarnaujančiam personalui, sutvarkyti tualetą. Na va, mes vaikštom po malonę dangą, kur sporto centras pasistengė ir atnaujina visą dangą, pakeitęs ankstesnę buvusią plastikinę, kuri dėvėjosi ir buvo nepatogiai žaisti. Kviečiam masiškai dalyvauti iš daugiabučių. Prašom, visi į aikštę. Štai Ramučių gatvėje įrengta nauja mašinos stovėjimo parkavimo aikštelė, kurią mielai naudojasi iš ryto Buratino gyventojai Lopšelio darželio. Beje, ir daugiabučių namų gyventojai taip pat šiandien aikštelę naudojasi ir ligoninės darbuotojai gali naudotis. Smagu, kad Naujos Akmenės mieste renovuojami daugiabučiai namai, žmonės susibūrė, surenka parašus, nusprendžia, kad nori gyventi šiltesniam, jautesniam name. Ir būtent Respublikos gatvėje šis namas pradėtas šiais metais renovuoti. Kaip ir Ramučiuose yra renovuojami namai. Galime Kudirkos daugiabučių namų kvartale apsilankyti, ten visi namai yra renovuoti. Tikimės per eilę metų ir Respublikos daugiabučiai namai, ir Ramučių gatvės daugiabučiai namai pasidarys renovacijas ir gyventojai gyvens jaukiau ir šilčiau. Naujos Akmenės šiaurinės aplinkelis, vadinčiau, yra išasfaltuotas šiais metais. Tai sujunginti Žvirbulių gatvė ir Vytauto gatvė. Na ir patogu bus naudotis tiek vietos gyventojams, tiek ir ūkininkam važiuojant į savo laukus, saugesnis eismas ir pastogesnis susisiekimas. Einam naujų takų, tiksliau renovuotą taku, kuris sujungia Sodo gatvę, Beržyno gatvę su Algirdo gatve. Čia privačių namų kvartalai.
žmonėm patogu vaikščioti pro gamtos kampelį, pasidžiaugti, tyras oras. Na, kviečiam naujais takais žengti. Dar viena gatvė Naujoje Akmenėje, Gaudžiučių gatvės atkarpa, kuri sujungia keletą namų. Žmonėm taip pat patogu naudotis tą gatvę, mažiau dulkių, mažiau žvyrkelių ir estetinis vaizdas visai pasikeitė. Taip kad keletą gatvių Naujoje Akmenėje 24 metais pavyko išasfaltuoti savivaldybei, dedant didelės pastangas. Labai dėkoju visiems nevyriausybinėm organizacijom, visiems Naujosios Akmenės miesto bendruomenės nariam, kurie aktyviai įsijungia į miesto gyvenimą, jį paįvairina. Linkiu kitais metais taip pat būti aktyviems, parodyti savo fantaziją. Na ir džiugu, kad esam visas Naujosios Akmenės miesto tvirta bendruomenė ir visiems atbėgantiem metam, visiems geros nuotaikos ir gražių švenčių.